Sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas yra Eglė, aš esu asmeninė trenerė ir mitybos specialistė. Ir šiandieną aš čia tam, kad atsakyčiau į labai dažnai, ypatingai merginų užduodamą klausimą, ką būtų geriau rinktis - kardio treniruotes ar jėgos treniruotes, norint pagerinti savo figūrą. Bet pirmiausia, noriu priminti, kad aš būčiau jums labai dėkinga, jeigu jūs užsiprenumeruotumėte mano kanalą, paspaustumėte tą like, jeigu jums patiko šis video ir komentaruose parašytumėte, ką norėtumėte matyti kitą kartą. Gero žiūrėjimo! Šiandien aš esu pasiruošusi jums atsakyti į labai dažną klausimą. Kardio treniruotės ar svoriai? Kurį sportą, kurį metodą būtų geriau pasirinkti jums? Dažniausiai, kai kalbame apie svorio metimą, žmonės galvoja, kad jie turėtų pradėti nuo kardio treniruočių. Bet ar tai yra tikrai tiesa ir ar tai yra pats geriausias ir efektyviausias būdas numesti svorio? Išsiaiškinkime. Tad pradėkime nuo kardio treniruočių. Turbūt daugeliui suprantama, kad kardio treniruotės yra, dažniausiai jos yra vienodo intensyvumo. Tai galėtų būti bėgimas, vaikščiojimas, irklavimas, plaukimas, bet kas pakelia jūsų širdies ritmą iki maždaug 70% jūsų širdies ritmo pajėgumo. Čia vėlgi galime įskaičiuoti visokias aerobikos treniruotės, zumbas, šokius ir panašiai. Beje, ant kardio treniruočių dažniausiai aš matau merginas ir dažniausiai aš jas matau tenai ilgą laiką, aš turiu omeny 40 minučių, valandą. Tai dėl to aš darau išvadą, kad dažniausiai merginos norėdamos numesti svorio imasi kardio treniruočių. Kodėl taip yra? Dažniausiai taip yra dėl to, kad kardio treniruotės iš tikrųjų sudegina daugiau kalorijų negu jėgos treniruotės. Tai maždaug apytiksliai kardio treniruotės per minutę sudegina 10-12 kilokalorijų, o jėgos treniruotės sudegina tik tai 80 kilokalorijų. Taip pat paprastai yra daug paprasčiau užsiimti kardio treniruotėmis, nes jūs tiesiog galite nueiti į grupinės treniruotės, galite bėgti, tai nereikalauja papildomų išlaidų, tai nereikalauja asmeninio trenerio, kuris jums parodys, kuris jūs prižiūrės ir parodys teisingą techniką, tai nereikalauja daug informacijos ieškojimo ir panašiai. O taip pat per kardio treniruotės mes dažniausiai daugiau suprakaituojame, o daugeliui žmonių tai yra kaip indikatorius, kad va, dabar jau mano riebalai dega. Bet tai nėra tiesa. Tad kardio treniruotės tikrai gali būti naudojamos kaip svorio metimo įrankis. Tačiau labai svarbu paminėti, kad daugelis žmonių numetę daug svorio vien tik su kardio treniruotėmis neatrodo būtent taip, kaip jie įsivaizdavo, kad atrodys, nes jie turi tą tokį minkštumą ir neturi raumenų tonuso. Dabar perkime prie jėgos treniruočių, kurių dažniausiai turiu pripažinti, kad daugelis merginų bijo, nes bijo atrodyti vyriškai. Štai taip, štai taip. Bet jėgos treniruotės iš tikrųjų gali pasitarnauti netgi labiau negu kardio treniruotės jūsų svorio metimo kelionė, dėl to, kad nors jėgos treniruotės susidegina mažiau kalorijų pačios treniruotės metu, bet mokslininkai išsiaiškino, kad po jėgos treniruotės jūsų organizmas ir toliau degina kalorijas, net ir jeigu jūs tiesiog gulite ant sofos. Tai ką aš turiu omeny? Pavyzdžiui, jeigu jūs padarėte valandos kardio treniruotę, jūs sudeginote tam tikrą kalorijų kiekį ir tai yra viskas. Jeigu jūs padarėte jėgos treniruotę, per tą pačią valandą jūs sudeginote mažiau kalorijų, bet kai vėliau jūs gulite ant sofos, vietoj 50 kalorijų per valandą, jūsų organizmas sudegins 60 kalorijų per valandą. Tai netrodo daug, 10 kalorijų skirtumas, tačiau pagal mokslinius tyrimus visą tai gali tęstis netgi 36 valandas. Tai yra netgi 36 valandas po jūsų treniruotės jūsų kūnas degins daugiau kalorijų negu po kardio treniruotės. Tai reiškia, kad ilguoju laikotarpiu
jūsų kūnas sudegins daug daugiau kalorijų atliekant jėgos treniruotės negu kardio treniruotės, nors kardio treniruotės metu jūs ir sudeginate iš esmės daugiau kalorijų per tą valandą, bet ilguoju laikotarpiu daugiau kalorijų sudeginsite darydama jėgos treniruotės. O ką tai reiškia? Daugiau maisto. Kitas jėgos treniruočių pliusas yra tai, kad jėgos treniruotės augina mūsų raumenis. Taip, žinau, kad yra tai, ko daugelis merginų bijo, bet tik tai tokiu būdu jūs galite turėti formą. Ir nebijokite, jūs tikrai neužsiauginsite tokio dydžio raumenų, kaip turi jūsų vaikinas ar jūsų vyras. Tai yra tiesiog neįmanoma, nes mūsų hormonai yra kitokie. Bet ką jūs galite padaryti, tai yra suformuoti savo raumenis, kurie atrodys gražiai, netgi kai jūs numesite tuos nereikalingus kilogramus. Ir antras dalykas, jie ne tik tai, kad atrodys gražiai, bet raumenys ramybės būsenoje sudegina daug daugiau kalorijų negu bet kurie kiti mūsų kūno audiniai. Ką tai reiškia? Vėlgi, daugiau maisto. Arba kitai žodžiai tariant, mažesnis kalorijų deficitas, jūs galite daugiau mėgautis įvairių maistų, jums nebūtina būti tokiam dideliam kalorijų deficite ar tokiam griežtam kalorijų deficite, tam, kad jūs atsikratytumėte nereikalingų kilogramų. Mums laikas praeiti kažkokios išvados. Tai pirmiausia, labai svarbu išsiaiškinti, koks mūsų tikslas. Jeigu mūsų tikslas yra atsikratyti riebalų, pirmiausia, labai svarbu suprasti, kad mums yra reikalingas kalorijų deficitas ir tik tai tada mes galėsime atsikratyti riebalų, nesvarbu, kuriuo sportu jūs užsimsite, kalorijų deficitas yra svarbiausia tam, kad atsikratyti riebalų. O dabar, kuris sportas mums galėtų padėti tai padaryti kiek greičiau, tai jeigu jūsų tikslas yra tiesiog sulieknėti ir atsikratyti riebalų, būtent tai yra pagrindinis tikslas, galite daryti kardio treniruotės, greituoju laikotarpiu, trumpuoju laikotarpiu, jos jums padės. Bet kiek man yra tekę dirbti su moterimis, tai dažniausiai jų tikslas yra ne tik atsikratyti riebalų, bet atrodyti geriau. Tai yra turėti geresnę formą, geresnę figūrą. Tam yra labai geras angliškas žodis toned, kuris iš esmės reiškia atsikratyti riebalų ir turėti raumenų tonusą. Pasiekti šio tikslo aš tikrai jums siūlyčiau užsiimti jėgos treniruotėmis arba jėgos ir kardio treniruočių kombinacija kartu. Žinoma, jeigu jūsų tikslas yra auginti raumenis, tai jau kaip ir pakankamai turėtų būti aišku, kad jums šiuo atveju padės jėgos treniruotės. Tad kodėl aš sakau, kad norint pagerinti formą, kardio treniruotės yra išvis neprivalomas, nebūtinos netgi. Nes kardio treniruotės mums padės sudeginti kalorijų tuo momentu, bet jos nepridės jokios vertės ilguoju laikotarpiu. Tai yra, jos neužaugins mums raumenų ir jos nepagreitins mūsų medžiagų apykaitos. O jeigu jūs dar ir nenorite ilguoju laikotarpiu valgyti mažai, jėgos treniruotės yra tikrai jums, nes turint daugiau raumenų, jūs tikrai galėsite valgyti daug daugiau. Kalbu iš patirties. O dabar pavyzdys su skaičiais. Pavyzdžiui, jūs esate moteris ir tam, kad jūs atsikratytumėte riebalų, jūs turite suvalgyti 1500 kalorijų ir tai jau yra su 4 kardio treniruotėmis per savaitę. Kitas pavyzdys, jūs esate moteris, jūs turite suvalgyti 1500 kalorijų tam, kad atsikratyti riebalų ir jūs darote jėgos treniruotės taip pat 4 kartus per savaitę. Trumpuoju laikotarpiu rezultatai bus labai panašus, tačiau ilguoju laikotarpiu moteris, kuri užsiema jėgos treniruotėmis, užsiauginusi 1 kilogramą raumenų per dieną galės sudeginti ramybės būsenoje. Žinau, tai galbūt atrodo ir nedaug, bet jeigu sudėsime kiekvieną dieną ir kiekvieną papildomą raumenų kilogramą, tai jau visai neblogai.
Čia beje mini paslaptis tiems, kurie mėgsta maistą kaip aš. Na, dabar įsivaizduokime, kad šios abi moteris jau pasiekė savo tikslą ir jos numetė tiek riebalų, kiek jos tikėjosi ir norėjo numesti. Ir dabar jos nori pradėti valgyti daugiau ir nebebūti tokiam griežtam kalorijų deficite. Tad moteris, kuri užsiminėjo kardio treniruotėmis, didindama savo kalorijas, iš esmės pradės vėl priauginėti riebalus, nes ji valgo daugiau kalorijų, negu jos kūnas sunaudoja, arba ji turės didinti kardio treniruotės. Moteris, kuri užsiminėjo jėgos treniruotėmis, didindama savo kalorijas jau po tam tikro laiko, kai jos raumenų masė jau padidėjo, nepriaugs riebalų taip lengvai, kaip ta moteris, kuri darė kardio treniruotės. Kadangi ji jau turi didesnį raumenų masę ir jos raumenų masė reikalauja daugiau kilokalorijų ir jos metabolizmas jau yra daug greitesnis. Jeigu mes galvojame apie ilgą laikotarpį ir mes norime atsikratyti riebalų ir išlaikyti tą formą, jėgos treniruotės yra tai, ką kiekviena iš mūsų turėtume daryti. O dabar noriu pasidalinti savo patirtimi ir iš tikrųjų aš pradėjau užsiiminėti jėgos treniruotėmis maždaug prieš 3-4 metus, o prieš tai aš labai daug bėgiojau. Labai daug, tai aš turiu omeny 6-10 km bėgimo kasdien. Ir taip aš atrodžiau anksčiau. Ir iš tikrųjų mano svoris prieš 3-4 metus, prieš 5 ir buvo labai panašus į svorį, kuris yra dabar. Tačiau mano forma yra pasikeitusi labai daug ir aš galiu valgyti daug daugiau. O kaip atrodo mano treniruotės dabar, tai aš paprastai darau 3-4 jėgos treniruotės per savaitę, plus aš užsiemu funkciniam treniruotėm arba high intensity interval training, tai yra aukšto intensyvumo intervaliniam treniruotėm. Paprastai aš pridedu kaitavimą, kai yra vėjo, arba bėgiojimą 1-2 kartus per savaitę. Tai taip atrodo mano treniruotės, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs mėgstate bėgioti ir maratonai yra jūsų aistra, arba jūs važinėjate dviračiu ir tai jums yra hobis, tai jo tikrai nebūtina mesti ir dabar lėkti į sporto salę ir kilnoti geležis. Jeigu jūs užsiemate kažkokią labai mėgstamą veiklą, tai viskas yra labai gerai. Aš kaip visada sakau, svarbiausia yra judėti, bet jeigu jūsų tikslas yra tiesiog atrodyti geriau, pakeisti savo formą, pakeisti kūno balansą, tuomet tikrai galite pridėti kažkokių jėgos treniruočių, galbūt vieną savo kardio treniruotę pakeisti jėgos treniruotę ir pamatysite ilguoju laikotarpiu, tikrai matysite tą rezultatą. Ir dar keletas labai svarbių pastebėjimų, jeigu jau nusprendėte, kad gerinsite savo formą ir figūrą ir sveikatą užsiimdama jėgos treniruotėmis, bet esate niekada to nedarę. Aš labai siūlyčiau pirmiausia kreiptis į specialistą, į asmeninį trenerį, netgi jeigu žadate treniruotis namuose, kas beje yra tikrai įmanoma ir labai puikiai veikia, bet tiesiog bent jau 1-2 treniruotės siūlyčiau kreiptis į asmeninį trenerį, kuris jums parodys techniką, pataisys ir tuomet jau galėsite sportuoti pačios. Ir dar vienas dalykas, kad nepamirškite, jog yra ir kardio ir jėgos treniruočių kombinacijų. Tai pavyzdžiui, jūs galite imtis funkcinių treniruočių, galite imtis crossfito, tai tikrai nėra būtina imtis tik vieno arba kito, arba tik tai vieną dieną vieno, kitą dieną kito. Tikrai jūs galite tai kombinuoti, galite įtraukti aukšto intensyvumo treniruotės, galite įtraukti funkcinės treniruotės. Tiesiog susiraskite tai, kas jums patiks ir kokiu būdu jums tai patinka daryti ir mėgaukitės procesu. Tad aš labai tikiuosi, kad šis video jums buvo naudingas. Nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalą, paspausti tų like. Ir apačioje komentaruose aš labai lauksiu, kad jūs pasidalintumėte, ką norėtumėte matyti kitame video.